Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Krepšinis, krepšinis, krepšinis. Net ir didžiausias pesimistas šiandien nelieka abejingas šiam žaidimui. Išties Europos krepšinio čempionatas karštligiškai visus užkrėtė, suvienijo ir subūrė. Tai, kad mes mylime krepšinį ir jis mums reikalingas, rodo krepšininkų augančios kartos. Praeitą vasarą įkurta Antano Sireikos krepšinio akademija auga kaip ant mielių. Pirmaisiais metais joje sportavo per 150 vaikų, šiemet jų skaičius turėtų išaugti iki 150. Kas traukia į šią mokyklą? Dabar tik labai norinčių žaisti krepšinį, ateityje būsimus krepšininkus garsinančių Šiaulius, Lietuvą visame pasaulyje. Garsi pavardė Sireika, vien dėl to vyras irgi mėgėjas krepšinį. Kas tau iš krepšininkų yra pats mėgstamiausias? Kleiža. 2 sūnus turiu. Kol kas abu krepšininkai. Nežinau, gal buvo tas įkvėpimas mano, kadangi aš daug žaidžiau, jie eidavo, žiūrėdavo varžybas. Turbūt augo toje aplinkoje, krepšinio aplinkoje, taip nori eiti toliau. Turbūt tom pėdom, o kas bus, pažiūrėsim. Pasirinkau krepšinį dėl to, kad myli krepšinį. Seka tėčio brolio pėdomis ir krepšinio, o pasirinkom šitą akademiją, kadangi mums dabar yra patogiau ir arčiau. Patinka, džiaugiasi atėjęs. Visų pirma, jam patinka dėl to, kad gali sportuoti, judėti, žaisti krepšinį. Šiais metais planuojame priimti dar plus naujų auklinių 100, tai kažkur turėsime šių mūsų metų kaip ir planai tokie turėti apie 260 vaikų mūsų akademijoje. Mieste vaikų mažėja, tai pas mus vaikų daugėja mūsų grupėse. Gal nežinau, reiškia pas mus kaip ir normalios sąlygos sportuoti. Šiais metais mes ir organizuojame, reiškia, neorganizuojame, o ir darome vieną mergaičių grupę, reiškia. Bandysime. Pirmokas antrokas. Turime mieste 3 sales, vieną turim kaip ir savo SMG iš miesto, tai šitą salę, kurie jau šiek tiek ir renovavome, tai rūbinės ir reiškia, tai padarėm šitą viduje renovaciją, šildymo sistemas pakeistos, salė šilta, langai pakeisti. Krepšiai nuleidžiami, pirmokam, antrokam, trečiokam mažiem vaikam. Malonu, gera turbūt jiems sportuoti. Treneriai dirba, sakant, kūrybingai ir darbingai, bendrauja su vaikais. Dėl to mes ir turime tų vaikų. Dirba visi gerai ir visi patenkinti, kol kas nebuvo jokių nuskundimų iš tėvų pusės ar vaikų. Šiai dienai mūsų kolektyvas plėsis, reiškia, nes ir planuojame šiais metais ir mergaičių komandą vieną pirmoko antrokio daryti. Taip kad, kadangi vaikų daugėja ir trenerių kolektyvas didės. Mūsų planai ateinančių 2-3 metų šiek tiek gal, ne šiek tiek, tai yra mes turime idėjų ir minčių. Šiai dienai yra daromi projektai. Reiškia, kas liečia šitą Dubijos mokyklą, čia turėtų atsirasti dar plus 5 krepšinio treniruočių salės. Tai kad mūsų planai, žiūrint ateitį, plėtimasis ir, kaip sakant, geras ir produktyvus darbas. Kai nori, kai dirbi, kai ieškai, randi, kai nesėdi vietoje. Džiaugiamės turim pakankamai jauną, ambicingą, norintį dirbti kolektyvą. Šiuo metu turim mes taip 6 trenerius. Jeigu mes augsim, stiprėsim ir didėsim, aišku, kolektyvo skaičius didės. Pagrindinis mūsų tikslas yra pačioje pradžioje užimtumas. Užimti vaikus sudomint pirmais metais, o paskui, aišku, mokyti juos krepšinio įgūdžių, krepšinio gudrybių įvairiausių ir, aišku, žaisti krepšinį. Nuo pat mažų dienų, aišku, reikalingas bet koks vaiko judėjimas aktyvus, tam, kad vystytos vaiko organizmas, vystytos raumenynas. Taip, kad kuo vaikai anksčiau pradeda sportuoti, tuo anksčiau jie tampa stipresni, vikresni, vaikai pakankamai jauni yra imlūs, kiekvieną judesį arba kiekvieną pamokymą staigiai reaguoja, greitai įsimena. Taip, kad kuo, manau, ankstyvesniam amžiui pradeda jie sportuoti ir užsiminėti kažkokią sporto šaką, tuo greičiau išmoksta bet kuriuos įgūdžius, krepšinio ar kitos sporto šakos. Per metus iš tikrųjų pavyko išmokti nemažai, mokam pakankamai nemažai krepšinio elementų, tai kad pakankamai tais rezultatais per metus, ką dirbom, esam patenkinti. Tikrai vaikai jaučiasi, kad daug ką moka, daug ką žino
savaikauja, bendradarbiauja, kartu tarpusavį draugauja, taip iš tikrųjų, kad emocijų labai gerų, labai daug. Su mergaitėm irgi naujas iššūkis, pirmais metais neišdrįsom, šiais metais turėsim grupę vieną, ir po truputį žengsim į visas amžiaus grupės ir mergaičių ateityje. Mes šiemet turėsim vieną grupę, kuri jau dalyvaus MMKL ir pasižiūrėsim per tuos metus, ką mes išmokom, kokie mes esame stiprus ar kokia esame dabar situacija ir būsime. Jei mieste renginyje sutiksite linksmuolę meškutę, žinokite, tai Antano Sireikos krepšinio akademijos talismanas, mylintis vaikus ir be jokios abejonės krepšinį. Kol kas šis simbolis neturi vardo, bet juk ne kas kitas, o jūs vaikai galite jį pasiūlyti. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.